vos ne kilometras į kilometrą ir jau problema. Nes diržas užsitampęs, net per įtempėją matosi, kiek trūks gero centimetro. Dėkokim pumpai. Sveiki, šiandien turim Škoda Octavia 14 metų, 1.6 TDI. Aš jau praserdęs truputėlį. Problemėlė ta, kad laša antifrizas, pastoviai dinginėja, jau žmogus virš 5 litrų supylė, kažkur laša. Nusiėmiau dugno apsaugą, mačiau taip laša tikrai. Tai pakėliau, jums parodysiu, kas kur laša. Ką mes nusiėmė dugno apsaugą matėm. Čia buvo nulašėję nuo dugno apsaugos, visa dugno apsauga šlapia ir čia. Tai diržų. Čia varikliukas sausas. Čia varikliukas sausas, iš viršaus visur sausa, niekur nieks nesimato, bet vat iš po diržų šlapia. Toliau visur sausa. Ir iškart įtarimas kilo, kad per vandens pumpą, nes daugiau niekur nieko nėra ten su antifrizu susiję, nes iš viršaus sausa. Todėl nusiardžiau dangtelę diržų, nusiėmiau, to leidžiu į apačią, jums parodau, ką mes ten pamatėm. Taip, čia truputėlį reikia prasardyti keletą šlangelių, vamzdelis, kad išsitraukti tą dangtelę visą. Pasikeliu iš šono ir matome ten vandens pumpą. Ir nežinau, reis užšviesti jums, ten yra šlapia. Ten vandens pumpa, čia tas elektrinis valdymas pumpos ir ten yra šlapia. Visur kitur sausa, tai dar didesnis įtarimas, kad vandens pumpa ir ten matosi apsaugos viduje šlapia. Taško nuo pumpos. Diržai nėra keisti. Mašinos rida 208 000. Gamintojas rekomenduoja 210 000 keisti diržus, tai kaip ir vos ne kilometras į kilometrą ir jau problema. Gerai, kad tik tokia problema, galėjo būti liūdnesnės pasekmės, nutrūksta kartais dirželis, kuris yra karteryje, tepalo dirželis arba pagrindinis diržas. Tai čia dar pati vandens pumpa pareiškia, kad jau laikas keisti diržus. Dėkokim pumpai, kad nebuvo rimtesnių reikalų. Tai vat, ir palei viską turėtų rolikai būti čirškiantis. Pažiūrėsim nusardę. Dirželis matos senas. Taigi, ką mes dabar nusardę, tik apsaugą viršutinę. Sekantys žingsniai bus, nusimsim ratą, nusimsim generatoriaus dirželį, įtempėją, apatinį skrėmulį, kad nusimt apatinį plastikinį dangtelį. Tada bus viskas aiškiau. Kągi, kimbam į darbus. Taip, imam posparnį. Judam prie dirželio. Maunamės kepurę, kad nebūtų su juoda galva po to. Taip, užsikaiščiuosim įtempėję. Dirželis geras, kaip naujas. Rolikiukas geras. Generatoriaus ankabėlė veikia. Įtempėją kaip ir gal nereikės nusimti. Dabar nusiiminėjom šitą skrėmulį. O čia turim žymėjimą. Išpjovą tokią ant skrėmulio. Jį turi būti sutapti viršui su tokia išpjova. Parašyta, jeigu matot, OT. Tai galim iš karto atsisuktis tą vietą. Bet jau kaip buvau minėjęs, pasikartosiu, alkūninis, kai apsisuka vieną ratą, viršui velenėlis apsisuka tik pusę rato. Tai, ką reiškia, jeigu mes
skrėmulį nusuksim viršui į žymėjimą, tai nereiškia, kad viršui skrėmulys bus ties žymėjimas, gali būti visai kitoj vietoj. Tada teks alkūninį sukti dar vieną ratą. Alkūninis sukasi dvigubai greičiau nei velenėlis. Alkūninis 2 ratus, velenėlis viršutinis 1 ratą. Iškart manau prieš nuimant skrėmulį, kad visą degimą pasitikrinti, ar jis tvarkingai buvo. Pasistatom, nes čia patogu bus matyti. Iškart pasistatau, pasižiūriu, ar viršus atitinka, viskas tvarkoja. Dienos degimas buvo viskas good. Taip, alkūninį atsukau į žymėjimą, o viršutinis velenėlis yra visai kitoj pusėje. Jis dabar yra čia, o turėtų būti priešingoj pusėje. Tai alkūninį ratą sukam dar vieną ratą iki žymėjimo ir tada šis velenėlis apsisuks dar pusę rato ir žymėjimas bus ten reikiamai vietoj. Alkūninis vietoj. Galim su veidroduku pasižiūrėti skrėmulio, viršutinio skrėmulio žymėjimą. Tai yra truputėlį pabėgęs, bet čia pabėgė yra, nes diržas išsitampęs, net per įtempė matosi, kiek trūksta iki įtempimo juostelės, kad sutaptų varnelę su išpjova 0,1 centimetro. Čia viršui, jeigu pavyks jums per veidroduką pamatyti taip pat, dirželis, kokie 3 mm, galbūt skrėmulys iš šono, dirželis visas suskeldėjęs, oro pompa daugiau pabėgus, bet oro pompa taip pat yra nepilnai vietoj. Netgi sakyčiau, daugiau trūksta negu viršutiniam skrėmuliui. Čia gal net per dantį ne vietoj. Ar gali kažkas buvęs lindęs būti? Gal. Nes ta vieta atrodo tokia užkaiščiavimų išsižiojus truputėlį. Tai degimas plius minus vietoj ir viskas tvarkoja. Nusiminėjom skrėmulį, nusiminėsim apatinį plastiką ir matysim pilną situaciją. Pasisekė, lengvai nusiėmė, būna įrūdijęs, labai sunku jos nuimti būna. Kiek matau, nežinau, gal po aliuminio apsaugą. Kiek matau varžtų, 1, 2, 3, 4, tik neaišku dar po aliuminių laikiklių, variklio pagalvės laikiklio, ar bus varžtas ar nebus. Bandom sukti 4, kuriuos matom. Taip, čia dar kažkas laiko pačioj. Kaip ir prikelti viršų reikėtų. Manau, nuimu įtempėją, kad netrukdytų plastikų ištraukti. Čia 2 varžteliai bus. Taip, išsitraukiam plastiką, jis visas šlapias ir daug dirželio nuosėdų, drožlių. Kągi matom, taip. Apvinimo pumpa visą šlapia, laša. Gerai, kad jį pranešė laiku. Nespėjo būti didesnių problemų, tokių kaip dirželio nutrūkimas. Pamenat, keičiau nesenai Tiguanas 2 litrai buvo TDI 21 metų. Taip pat keičiau diržus, keičiau karteryje tepalo siurblio dirželį ir kad šitą salniką atsukti mums reikėjo nuiminėti karterį. O čia bent jau protingai padaryta išoriai. Ten irgi buvo vieta išoriai, bet jie kažkodėl padarė iš vidaus. Apsunkino viską, čia protingai. Škoda padarė protingai. Tai va taip. Imsim dirželį, imsim pumpą, keisim pilnai komplektuką. Dabar galim pasižiūrėti. Turim detalės. Kai jau viską matom, tik dirželę dar nematom, bet jie visi vienodi. Čia dirželis alyvos siurblio, čia salnikas su korpusu, čia visas komplektas pagrindinio diržo. Kągi, visų mėgstamas unboxingas.
Čia pagrindinio diržo komplektas. Turim diržą. Itališkas, aujė. Turim lipduką. Asmeniškai man lipdukai patinka Continental labiau. Jie ten dar turi papildomą lipošį, kad neišbluktų, nenusitrintų markeris. Tik ir toks. Turim tempėjas, slovakiškas. Rolekas slovakiškas, pats korpusas Germany. Mažiukas Rolekas, Slovakija. Didesnis Rolekas, taip pat Slovakija. Čia špilkos, veržlės varžtai, pati pompa. Pompa turi valdymą. Čia būna klik uždaro tos sparniukus, kad greičiau pašiltų variklis. Kiti juos kerpa šalin atjunginėja, nes būna problemų su jais. Pats esu irgi susidūręs su tokia problema, kad pradėjo mašina kaist. Kaista nežinai dėl ko, išsiardai, pastrigęs tas užsidarytas ar pusiau kažkaip jis susiskipavęs gal buvo. Bet kol sistema veikia, tai tas fainiai, kad greit pašyla variklis, viską darom originaliai, paliekam originaliai. Tai va, čia pagrindiniai, čia yra alyvos siurblio dirželis, jis sukasi tepale. Čia turim riebokšlį alkūninio su korpusu. Febis, dar vieną, ne, čia nelipduk. Febis, ką čia, L-ring, čia L-ring. Taip, L-ring 26 metų. Salnikiukas, kaip matau, nesikeičia. Pasižiūrėsim, ar ant originalo keičiasi, nes kažkam esu buvęs keitęs tik salniką, bet rasojo tepalas kažkur matęs, pakeitėm salniką, vis tiek rasojo, nes plastikas susikraipo. Tai visada dabar pasimokau, iškart dedam su korpusu. Kažkada gamindavo aliuminius, tai ten problemos nebūdavo. Dabar plastikas. Tai toks žiauriai kietas tefloninis salnikas. Tai vat, ir su karteriu nėra gumelės. Seniau būdavo kaip gumelė, kaip kažkas, dabar pilnai hermetikas. Tai iš dalių tiek. Pasižiūriu, ar rolikai tokie pat, nes kartais būna vietoj tokio turi būti didesnis, arba turi būti dar koks trečias, tai tą pasižiūriu ir einam prie ardymo. Toliau. Kol kas pagalvės laikiklio nenusiminėsiu, galbūt bus patogiau vandens pumpą pasikeisti. Gal ir ne, nežinau, pabandysim taip. Dabar pasileidžiu diržą, paskui pagalvę vis tiek reikės nusimti vien tam, kad pranert diržą. Diržas apkabina tą laikiklį. Tai dabar pasileidžiu diržą, mėginu pasikeisti pumpą, kol viskas vietoj, nereikia variklio ant dankrato kalnuotis. Pasileidžiam tempėją. Į tempėjos kriemulio nenuimsiu, nes neis laikiklis trukdys. Tai bent atsipalaiduojam, kad nusimes diržą, pasikeisti vandens pumpą. Nu, come on, stringa. Žalė. Taip, diržas palaiduotas. Pasitraukiam į viršų maksimaliai. Atsijungiam vandens pompos fiškę. Paskui reikia nepamiršti pajungti. Jeigu nepajungsim, tai tiesiog neveiks ta funkcija ir visada pumpa bus kaip pumpa. Neuždarinės jos, kai šalta, kad greičiau pašiltų. Taip, pumpa, 3 kokie varžteliai gal. Vienas, matau, 2, 3 gal.
Mėginu pasidėti kažką po apačio ir iš viršaus atsuksim pumpą, mėginsim. O, vaikelė. Ojojoj, žiūrėkit, ką mes čia turim. Čia labai pavyko sėkmingai išgyventi šią situaciją. Neklibo. Ir garsai. Ir garsų nesigirdėjo, bet jinai visą kliba guolis. Jo, galėčiau užkirsti. Gerai, imam pumpą. Sikloju apačioj, kad išbėgti turėtų iš kur. Iš bakelio atsisukam. Nors šlangutė atjungta, bet kad geriau kvėpuotų. Atsisuksim. Imam pumpą. Štai mūsų vandens pumpa. Subiręs guolis. Kliba. Todėl jau ir leido antifrizą, nes klibėjo. Į ką? Išsivalom plokštumą, kur sandarinat pumpa tą vietą ir kur lečias plokštumą. Kažkas juokės, kad su škurke valau tą vietą, tai nežinau, su ko jūs valot. Aš tai su škurke valau. Aliu tas špižinis blokas parūdės, su ko nusivalyti. Su ko jūs valot bloką, kad sandariai, ar iš vis gal nevalot, nežinau. Kad sandariai priglūstų. Kiti būna ten hermetiko pritepę, tai taip pat hermetiką nuvalom. Su ko nuvalom? Su škurke? Su britvelė kiekvieno didumo, o po to su škurke. Pakomentuokit, su ko jūs valot. Kaip jums parodyti? Nu, va. Nu, kažkiek prasikaišį su britvelė ir vis tiek su škurke už prasivalyti švariai, gražiai. Kaip jūs valot, nevalot? Su ko valot, su ko trinat? Nes kažkas mane išpeikė, kad su škurke trinu. Nežinau, taip įpratęs man gerai. Man patinka, kad švariai. Žinau, kiti net nevalo, dedu, uždedu, jeigu gumelę užspaus važiuos. Nu, bet toks, žinai, požiūris į darbą. Tai vat, valomės, dedam pumpą, kad užsikištų skylė, tada viską apsiplausim ir dėsim toliau. Kągi, dedam pumpą. Tai priglunda jau labai paprastai. Atrodo, kad nesandarina. Be jokios pilnai priglunda. Ta gumelė čiut sandarins pritempus. Nu, bet turbūt laikys. Veršim tolygiai visus 3 varžtus. Pasitikrinam, ar sukas, ar niekur nekliūva. Iškart pasijungiam laidą, kad nepamiršti. Užsifiksavo. Pumpa vietoj. Dabar truputėlį apsiplaut viską. Plausiu ir bus eilė pasikeisti dirželį, tepalo siurblio ir riebokšlį. Tada tik surinkinėsim naujos diržus, pagrindinio diržo komplektą. Pagalvės dar nepaleidinėjau, nes reikės karterį nusimti. Tai kažkiek apsiplaunu, kiek eina ir sekantis darbai link salniko į dirželio keitimo, tepalo siurblio dirželio. Išsileidžiam tepalą lauk. Kol dar laša, galim kažką atsisukinėti karterio. Dabar galim galinius 3 didžiosius varžtus atsisukti, kurie laiko į dėžę įsukti. Dėžę su karteriu susukti. Po to galėsim ten per skylės viduj atsisukti varžtus. Ir jau bus 4. Kartais būna sunkiai
prieiti, reikės prasisukti galbūt variklį. Žiūrėsim, kaip čia prieisim. Kartais būna smagratyje išpjovos tokios. Matysim. Dauguma šitos pamiršta, kad jie yra čia. Lupi karterį, nenusilupa, po to sumustai pažiūrėti, kad yra dar varžtai gale. Tai nepamirškit jų niekada. Čia vagai mėgsta taip daryti. Bandom su tokio L formos, nes čia yra varžteliai ir 10 ir 6-kampis. Ten patogiau su tokiu 6-kampiu. Bet tai visada pavyksta. Neprasisuka. Taip, sunkiai. Bandau su kitokiu. Tokį dedu ir kad eitų pasukti, užsidėsiu tokį prailgintoją. Pakalt truputėlį. Atsisuko ir tas. Ten tas 6-kampis galbūt tiesiog padylęs labiau. Ir šoko lauk iš jo. Kas dar bus? Čia niekas netrukdo, čia varžtai bus. Tie daug gale prieinami. Čia galim atsijungti laidą. Tepalo lygio daviklis. Dar kol laša galim aplink varžtus visus atsilaisvinti. Nieko čia daug nebeišlašinsim, galim užsisukti. Iškart naujas varžtas. Ir dabar aplinkui varžtus pasiliksiu tik kelis, kad atlupsiu karterį, kad nenukristų iškart. Kaip sakant, zik, zik, zik. Bandom kažkur kišti atsuktuvo, atkibyti karterį. Dar gale varžtai. Ir taip ir pasimiršti, kad nesimato. Antras dublis. Op. Vat ir būtų nukritęs, jeigu nebūčiau palikęs porą varžtų. Ir staigiai atšoko. Netikėtai. Tadam. Taip, čia mūsų legendinis dirželis. Pažiūrėsim jis. Šiaip atrodo normalios būklės. Pažiūrėsim, kai nuimsim. Kiti būna iš vis jau trapus, lūžinėjantis netgi. Čia viskas normaliai atrodo. Ir dabar nebepamenu, man atrodo reikės man siurblį pasileidinėti, kad nuimt dirželį. Gal ir klystu, nes čia nuimsiu skremuliuką, bus ten skremuliukas. Ir ar su juo nusiimu, ar čia su siurbliu išsineria, nebepamenu. Darysim, prisiminsim. Reikės hermetiką apsivalyti. Čia tarpinė nesideda, dedas ant hermetiko karteris. Dabar atsisuku centrinį škivuką ir nusiimam šitą škivuką ir saliniko korpusą. Čia tulsas esu pasidaręs bimbalui kažkada, bet eina pritaikyti ir šiam, mėginam atsukti. Va, sukasi. Op. Atsilaisvino. Atsukam salininką, čia 1, 2, 3, 4, 5, 6 varžteliai. Vat ir mūsų dirželis.
Dabar galim pasilyginti, ar toks pats salnikas. Čia originalus 14 metų, čia 26. Taip, ir originalus nesikeičia, tai dabar jau nebesikeičia. Gal ir keičiasi. Bet panašu, kad jis įlietas. Atrodo, kad nesikeičia net. Kažkuriai mašinai dar keitės buvo plastikinis, bet vis tiek leido, kaip minėjau. Nuo šiol dedu visada tik su korpusu. Bet čia panašu, kad įlieti ir jie nesikeičia. Gerai, atrodo viskas identiškai. Tiks, puiku. Taip, ar eis taip numauti, ar neis? Kaip pamenu, ne, taip numauti. Vas kremulys galbūt išlietas ar užpresuotas. Senai galim ir taip su atsuktuvu bandyti nustumti. Senasis gal labiau ir išsitampęs, bet naujai uždėti, nežinau, ar gražiai pavyktų. Taip, nusiima senasis. Kaip ir dar gyvas, nėra toks. Kiti būna palenkiai trakšt ir sulūžo. Čia dar gyvas. Dar važiuotų. Čia reikėtų iš karto apsivalyti. Prieš dirželį dedant. Nežinau, man bent patogiausia, vat su britvelė aš apsikaišiu, po to su škurkė dar prafeinu. Pakomentuokit, kaip jūs valot tokius visokius plokštumus. Ar nevalot? Na, pabandom. Pirma pažiūrim, ar toks. Atrodo truputėlį ilgesnis, bet dantukai žingsniai atitinka. Įdomu. Originalas taip pat Daiko. Dabar irgi originalą gamina Daiko. Bandom uždėti. Ar pavyks, ar nepavyks. O, pavyko. Kaip atrodo, kad tada Tiguanui gal nepavyko. Reikės siurblinti. Gal aš blogai pamenu. Viskas pavyko, viskas puiku. Liuks. Tiek kraštą nusivalau nuo hermetiko. Galim dėti riebokšlį. Jokio tepaliuko negalima dėti. Tas toks neguminis, o kaip nikosilinis salnikiukas. Gražiai stumsim, turim nukreipiančiasias, turi įsistatyti. Čia galima ant kampuko papildomai dar hermetiką užsidėti dėl visako. Įsistatę į nukreipiančiasis, salnikas gražiai įsidėjo, dedam varžtus. Tolygiai stengiamės prisitempti. Ir daviržinėjom pilnai. Viskas puiku. Sekantys žingsniai čia nusivalyti hermetiką. Nusivalyti nuo karterio hermetiką, išsiplaut karterį ir dėti su nauju hermetiku. Na kągi, karteris išplautas, nuvalyta, nusiriebalinta. Čia taip pat nuvalyta, nusiriebalinta. Visur aplink. Tepam hermetiką ir dedam karterį. Hermetiką rinksiuos šiam kartui kažkokią paprastesnę, bus minkštesnė, lengviau paskui nulupt karterį. Jeigu gerą kietą hermetiką uždedam, po to labai sunku karterį nulupt. Tai čia slėgio nėra, laikys paprastas silikoniukas juodas.
Aš tepu taip hermetiką, plonai ant vienos plokštumos ir plonai ant kitos plokštumos. Erzina, kad tas plastikas čia nesilaiko. Galėtų jis vietoj savo būti ir netrukdyti, bet nesilaiko. Kažkaip jį reikės gražiai prispausti. Ant kelių varžtelių prisikabinsim. 2 laikosi, dabar visus susidedu, kad sriegiai tiktų ir tuos po to susitampysim tiek į tą pusę, tiek į viršų. Trys didieji varžtai čia iš galo dėžė. Ir taip, dabar reikia susitampyti. Jeigu aš smarkiai pritempsiu prie variklio, čia gali palikti tarpas ir veržiant gali lūžti ausis arba nedasitempti. Jeigu čia smarkiai iškart prisuksiu, po to veršiu viršų, gali čia viršaus nepritraukti, tai reikia tolygiai išsitampyti. Tai išsitampam. Prisitempiu viršų, prisitempiu šoną, tada viršų atleidžiu, šoną datempiu, bet jau bus jis prisitempęs, kai prispausta. Sunku gal paaiškinti, žiūrėkit, kaip darau. Ne visus varžtus, tik kelis, 1, 2, 3. Ir čia galim vieną pradžioj, vieną per vidurį ir 3. Tarkim, pilnai pritempiam. Dabar tuos pilnai pritempiam. Ne pilnai, o gan normaliai, kad įsitemptų. Ir dabar pilnai teoriškai gal neduos pritempti, bet kai aš viršų atpalaiduosiu, tada duos. Bet yra viršus pilnai priglūdęs, mums hermetikas sandarinasi. Čia parsitempiam į tą pusę. Į tą pusę partempiam, dabar viršų atpalaiduoju, kad pilnai dasitemptų. Bet jis dasitemps, kai ten yra viršų įspausta. Tai patikimiausia, kad išsitampo. Ir jeigu nebuvo prisitempęs, tai dabar automatiškai prisitempia, bet čia galiu pilnai patempti. Galiu net truputį atpalaiduoti. Kai jis jau bus čia prisitempęs. Švelniai atpalaidavau. Dabar galiu pilnai viršų prisitempti. Dabar tuos galiu pilnai. Nes kaip minėjau, jeigu tuos iškart pritempsiu, ten gali viršų nebeduot prisitempti ir palikti neužsandarintą. Tai geriausiai išsitampyti tolygiai. Na ir dabar karterį ratuku susiveržiu pilnai. Tai karteris prisuktas. Veržlė varžtas išleidimo jau naujas, prisuktas. Kodėl tepu hermetiką su pirštu ir ant abiejų plokštumų. Po to labai minimaliai, tai solidžiai ištrykšta. Man patinka, kai taip gražiai, be jokio pertekliaus ir garantuotai. Čia truputėlį dar reikės nusiriebalinti, čia užrasojo nuo karterio. Taip. Per pastarosius mėnesius laukiu iš jūsų gana daug žinučių apie automobilių gedimus. Siunčiate darbų sąmatas, kitų paskaičiuotas su klausimais, ar verta remontuoti, ar nepriskaičiavo kosmoso ir panašiai. Tikrai suprantama, kad nesinori permokėti už kažkurios darbus automobilio remonto ir tikrai gali praversti antra kaip meistro nuomonė apie kažkokius atliktus darbus ar
numatytus daryti darbus. Todėl tokiems atvejams specialiai jums sukūriau asmeninės konsultacijas per WhatsApp ar Viber. Klausimas, kaip tai veikia? Labai paprastai. Siunčiate man savo klausimus, nuotraukas, o aš jums atsakau aiškiai ir konkrečiai apie jūsų situaciją. Pavyzdžiui, švis ar verta taisyti, tarkim, tokį gedimą, kurioj vietoj galėtų sutaupyti, kurioj vertėtų netaupyti vietoj, kokias dalis rinktis geriau, kokios firmos dalis rinktis geriau ir panašiai, kokie galimi gedimai, tarkim, ar kažkokia garsa atsirado, kas galėtų būti ir panašiai, įvairiausi klausimai laukiami. Taigi, jeigu reikia pagalbos, visa informacija apie registraciją ir konsultacijas rasite šio video aprašyme. Kas toliau? Toliau eis skremulys ir pagrindinio diržo rolikai ir diržas. Manau, prisisuksiu skremulį ir galėsim, gal tą pasikeisiu, patogu. Ir pasileidinėsiu ausį, kad įtempėjai išsitraukti, diržą išsitraukti, pumpą mes jau esam pasikeitę. Tai vat, judam prie sekančių darbų. Taip, dedam škivuką, čia apsivaliau. Naujas varžtas centrinis, truputėlis klijų. Pradžiai reikia 108 laipsnių. Dedam tulsą, kad pasilaikyti. Na ką, pirmą 108 laipsnių. Dabar pasižymim markeriu. Ir mėginam išlaužti 90 laipsnių. Kartais net nepavyksta tiek. Sunkioji artilerija į trasą. Turim 90 laipsnių. Jau tikrai sunkiai sukasi. Dar galim pamėginti truputėlį. Pagal viską reikia... karšta. Pagal viską reikia 90 laipsnių ir dar kem 5 laipsnius, bet dažnu atveju neina tiek išlaužti fiziškai. Ir plus nebuvo net tiek prisukta gamykliškai, tai kodėl taip duoda. Plus fiksacinių klejų dedam visada patikimai prisisuka. Realiai daugiau net nenorėčiau, kad čia nelūkštų niekas man. Tai 90 išlaužiam, duodu iš savęs garantiją, kad tikrai laikys. Naujas varžtas, klijukų fiksacinių, viskas bus good. Plus, kad yra kaip išpjova, kaip šponkė tokia užsideda. Tai čia kaip ir nėra, taip ir būtina tiksliai tos laipsnius priveršti. Bet, tarkim, yra BMW varikliai, kai yra visiškai be šponkės. Tai ten būtina priveršti, nes jeigu mažiau prisuksim, tiesiog gali prasukti ir degimas peršoka. Prasisuka degimas. Tai ten tokia gan biški durnoka vieta. Jo, ten tą tulsą ir buvau kažkada daręs. Po to, matot, netgi varžtai tysta. Po to nusipirkau spec įrankį, tai jis irgi linksta prisukant, tai ten kosminė jėga. Na čia tikrai laikys. Ką, pasikeičiam rolikiuką. Čirškintis, klibantis. Ir atsisukinėsim pagalbą. Rolikiukas. Pasikeičiam iškart špilką. Naujo špilką iškart su klijukais. Dedam, sukam. Prisiveržia viskas. Dedam naują rolikiuką. Šlakelį klijų. Ir naują veržlę. Veržėsi tas rolikas 20 Newtonų. Liuks. Kągi. Dabar atsisukinėsim variklio pagalvės laikiklį ir eisim toliau į viršų.
Taip, dabar keliaujam iš viršaus. Atsimečiau iš šono bakelį. Kas šį dar mums maišys, žiūrėsim. Dabar mūsų tikslas nusimti pagalvę, nusimti laikiklį nuo bloko. Tai atsivešiu domkratą, pasikelsim variklį, atsileisim iš pagalvės. Prisikeliam. Tai pagalvę nusėmėm, dabar reikia šitą laikiklį nusimti, prisikelti truputėlį aukščiau. Šitas viršutinis. Šitas vidutinis. Gal jis truputėlį trumpesnis. Dabar ir diržas išsiėmė, kad diržas paskeldės, bet dar nemirtinai. Dar nemirtinai. Pompa atsirašė pirmoji. Dabar atitempės, lengva ranka nusiima. Viskas puiku. Keičiam špilką, keičiam šitą rolikiuką. Truputėlis klijų, naujas rolikas, naujas varžtas. Šitas taip pat 20 N. Visada iš rankos dar pažiūriu, ar logiška. Keičiam špilką. Ant šito naujo neturim klijų, užsidėsim. Blogiau nebus. Špilka pakeista. Čia viskas vietai. Naujas tempėjas. Siurblys nesilaiko pasukus ties tuo tašku, tai jį užkaiščiuos. Truputėlį klijų dedam, visai nedaug. Lašiuką. Naują veržlę. Pradžiai įsitempiam tik taip. Prisiveržiam nesmarkiai, švelniai. Išsitraukiam užkaiščiavimus. Dabar prasisukam. Dabar atsukau alkūninį plius minus, kai buvau pasižymėjęs. Pasižiūrim čia su veidroduku viršutinį velenėlį. Beveik idealiai. Kuro siurblys beveik idealiai. Dabar deduos apatinę, užsidėsiu apatinę apsaugą, kur turim tikslų žymėjimą alkūninio ir pasižiūrėsim, kad būtų labai tiksliai. Dabar plius minus viskas gerai. Po to gal reikės viršutinį velenėlį pareguliuoti dar. Čia išsiplausiu, visas purvinas ir dėsim. Apsiploviau apsaugą, dedam. Ai, pamiršau, kad apačioje reikia įkabinti pirmiau. Ten apačioje įsistato, įsikabina. Čia apačioje toks pinukas. Taip ir dabar. Varžtelį.
prisidėsiu skrėmolį, kad, dirželis truputėlį išlindęs, reikia prasisukti, pasistumti. Taip, diržas susitraukia gilin. Dabar dedam skrėmolį. Jis turi savo kaip ir vietelę. Kol kas taip, dabar mane patogu priveržinėti, kai pasikelsime į viršų, tai gal vieną išsuku lauk, kad matyčiau, nes jeigu tai paliksiu, galiu ir pamiršti ir neprisukti. Vieną išsuku, pasidedu, matysiu, kad kažkas negerai ir atsiminsiu, kad neprisukau. Dabar galim ten atsisukti alkūninio žymę ir turėti tiksliai. Reikės prasukti ratą. Taip, ir turim tiksliai. O štai ten. Turim tiksliai mėtkę originalią. Ir dabar galim tiksliai pasižiūrėti to veidrodų, kur siurblys. Siurblys taip vietoj. Velenėlis viršutinis. Truputėlį trūktų. Velenėlį truputėlį lyg ir trūktų. Nors ne, kaip iš kokio kampo pažiūrėjus. Stengiantis lygiai žiūrėti per vidurį. Galim pamėginti užkaiščiuoti. Truputėlį trūksta. Neužsikaiščiuoja. Ten biškį linkis tas lygesnis. Trūksta labai minimaliai, bet trūksta. Reikia atsisukti centrinį varžtą ir tą mažąjį varžtelį, kad pasireguliuoti. Švelniai prisisuku. Prasisuksim, pasitikrinsim ir tada prisiveršim pilnai. Toks žaidimas, bet ką padarysi. Taip, užsikaiščiavo. Alkūninis milimetrų ten truputį per plauką skirias, bet čia dėl to nieko tokio. Buvo prieš tai dar baisiau, nes buvo išsitampęs diržas, tai čia mikro. Dėl to viskas gerai. Dabar galim prisiveržinėti ir įtempėją, ir tą škivuką. Pilnai tą mažąjį varžtelį išsuksiu, dėsiu klijukų ir tą didįjį išsuksiu, dėsiu klijukų po vieną, kad nepabėgtų. Vieną po to kitą. Nors čia buvo tokie fiksaciniai, dėsim dar truputėlį lašiuką. Mažasis veržiasi 9 Newtonai. Su teršlė dar pasižiūrim. Didysis veržiasi 100. Galim kaištį išsitraukti. Atiduok. Truputėlį klijų ir sukam. Kad jau atlaisvinu, visada prisuku su klijais ir veršim 100 Newtonų. Taip, prisukta įtempės. Prasisukam, pasižiūrim. Atrodė, kad reikėjo truputėlį patempti. Gal ir nereikia, jis vietoj stovi ten. Paskutinį kartą atsisukam į vadinamą mirties tašką. Čia vietoj. Pasižiūrim taip pat idealiai. Siurblys puikiai. Viskas tvarkoja. Galim užsidaryti čia. Tai galim užsidėti dangtį. Užsidarom, kad nieko neįkristų. Taip, pagalvojom, viską prisukom. Čia prisukom, čia prisukom. Čia prisukom, viską prisukom. Aš čia už kadro pavargsiu, įdėsiu, čia truputėlį sunkiai įsikišu. Įsidėjo, viskas tvarkoja, viskas susidėjo gražiai. 2 klipsai laiko. Išjungiau kamerą, tiesiog čia reikia toks susikaupimo kantrybės jį įsukti, nes čia sunkiai praeina pro
tas daviklis neatsisuka ir pro daviklį sunkiai ten praeina. Bet viskas tvarkoja, prasikišo, susidėjo, tvarkingai, viskas gerai. Dabar eilė pagalvės laikikliui. Irgi ištraukti buvo lengva, kai nebuvo to plastiko. O dabar įdėti. Įdomu, kaip čia pavyks. Netelpa taip tas. Tai nusiėmiau iš naujo tą apsaugą viršutinę. Nedam taip. Išsiėmė tai labai lengvai. Kažkodėl nenori įsidėti. Kai išėmėm nebuvo nei viršutinės, nei apatinės apsaugos. Todėl tokia situacija. Dabar įdėsim tą viršutinę, jaučiu. Sunkiai užsidės. Gerai, kai šį trukdo. Kondicionierius numeris. Trukdo, vis dar trukdo, kodėl trukdo. O, gerai. Gerai. Čia vietoj. Nesuksiu kol kas, kad eitų. tą plastiką dabar įdėti. Tai pabandom sužaisti. Ten prie DPF sunkiausia vieta. Tai įsisuktų tas daviklis užrūdėjęs, tada būtų žymiai lengviau. Bet nenoriu laužti, gadins rėgių, tai taip kažkaip susisuksim. Gerai, tas praėjo, tas man dabar nebetrukdo. Tik reikia tą uždėti, kaip prieš tai uždėjau. Taip pat, taip žaisliniškai, nebėra tų kaip seniau klikt, kad būdavo čia dvi tokios šponkelės, kurios mus laiko. Nu, bet viskas vietoj. Čia pačia vietoj. Viskas užsidarė, viskas gražu, viršui įsistatė. Viskas. Prisukinėjom dabar laikiklį. Taip ilgiausias sortas čia buvo. Trumpesnis kažkur ten. Apatinę iš apačios prisuksiu. Dedam pagalvę. Vėliau prisisukam į kėbuloje. Po to prie variklio. Tai dabar du varžtai į variklį. Truputėlį prisikeliam. Gal per daug. Stengiamės visą laiką į senasis vietas, nes ją galim kažkiek stumdyti. Kaip senos vietos buvo žymės į tas pačias, kad neatsirastų, galim užlaužti iš šonais, atsiras vibracija. Ką čia viršui viskas, keliamės į viršų ir iš apačios dasisukam ten laikiklį. Šies iš čia buvo atsilaisvinęs, patogiau. Su pagalve variklio viskas baigta. Dabar dėsim škivuką, dėsim įtempėją, dėsim dirželį. Viršui pasijungsim kurą, galėsim kurti. Taip, dedam įtempėją. Prisiveršim čia škivuką centrinį. Jie veržiasi 10 Newtonų ir 9 laipsnių. Ką, dedam dirželį. Čia viskas užbaigta. Keliaujam į viršų. Dabar pirmiausia, ką norėčiau pasidaryti, tai antifrizą užsipilti ir pasižiūrėti, ar ten niekur neleidžia per pompą. Uždėti, duosim slėgio ir pasitestuosim. Ką mes čia turim atsijungę, kurą turim atsijungę vieną ir antifrizą vieną. Bet viskas pajungta. Pilam antifrizą ir užsiduosim slėgį. Aš užsipildau, prasiminkau truputėlį flangas, kad pasigargaliuotų ir tada dėsiu spaudimą, jums parodysiu. Leidžiasi, gargaliuoja,
duosim truputėlį laiko ir žiūrėsim. Tai va, prisipyliau, atsinešiau tą įrankiuką tokį. Dedam kmuštelį, dėsim netoli baro galbūt, kokis 0,5, 0,8. Galim pumpuoti 0,5 pradžiai. 0,8. Ir galim luktelti, pasižiūrėsim, ar niekur nepradės lašėti. Mūsų labiausiai domina temper pompa, nes ten labai taip prisidėjo su gumelė ir vos ne lygiai. Labai toks silpnas užspaudimas padarytas. Geriau pasitikrinti iš karto. Duodam laiko truputėlį, keletą minučių. Galim čia kažką susirinkti aplinkui. Čia, kad nesušaltų daviklis. Termokoinė. Juokauju. Išmetimo skardą prisisuka su varžteliu būtinai pastos, kad kitą kartą sukant atsisuktų, nes jau dabar taip sunkiai sukosi, kad neuždegtų, neužžudytų. Čia viskas vietoj, galėsim pakurti. Čia porą laikiklių dar prisisuksim po to. Dabar mums svarbu užsikurti. Slėgis nekrenta, pačioje nieks nelaša, jokių požymių. Viskas puiku. Kągi galim daryti pirmą užkūrimą. Taip, dar kartelį. Kūras pajungtas. Truputėlį gal sunkiai kursis. Oro prisigaudė. Dirželė vietoj. Antifrizas vietoj. Galim kurti. Tepalo prisipyliau. Tepalą pyliau naują. Nes jau 10 000 pravažiavę, palei lapuko pasižiūrėjau, tai iškart, kad jau buvom išleidę, iškart filtrą tepalą pakeisim naujais. Kuriam. Užsikūrė puikiai, be jokių pamastymų ar dvejonių. Pašalinių garsų nėra, kol kas viskas gerai. Na ką, pasižiūriu, ar pirminis nieks nelaša, tada apsirenku porą laikikliukų, dedu posparnį, važiuoju į lauką, duodu padirbti kokią 10 minučių, tada pravažiuoju, pasikeliu, apsižiūriu, visur sausa, jeigu visur sausa, viskas liuks, dedu dugno apsaugą ir mašina užbaigta. Tokie tie niuansai, jau, manau, jau nekartą rodžiau tas užbaigimo procedūras, kaip posparnis, čia keletą laikiklių, kaip pasišildau, kaip pravažiuoju, pasijungiu kompą. Tai kad nesikartot, tai procedūra bus tokia, plius užsišildyt, kad atsidarytų termostatas, kažkiek antifrizų sumažės, dapilsim, tai procedūrą padarysiu iki galo. Čia buvo Škoda Octavia 14 metų, atlikom pagrindinio diržo viso komplekto keitimą, plius alyvos siurblio dirželio keitimą. Tai ką, manau, parodžiau viską, kas gali būti jums įdomu. Dar norėčiau paprašyti, kam nesunku, paspauskit subscribe mygtuką. Jums nieko nekainuoja, 1 sekundėlę. Mano kanalui padėtų augti, nes pasižiūrėjau statistiką, didžioji dauguma žiūri video nepasubscribinę. Tai būtų labai malonu man motyvacija kažką daugiau daryti, kažką įdomiau sukurti. Tai parodykit, ar jums patinka, pasubscribinkit. Kažką pakomentuokit, mėginsim atsakyti. Ačiū, kad žiūrit. Iki sekančių.